Robotikos mokykloje turim laivą ir iš jo darome laivą robotą, kad jisai galėtų nuplaukti įvairiais tikslais iki Gotlando nuo Klaipėdos. Ir tą laivą šeštadienį pradangino Bernvakaris. Laivas buvo pririštas ir dabar liko tik tai nupjauti trosai. Ko mums reikės persigrąžinti laivui? Valtis, variklis, baterija ir dronas tam laivui surasti. Atrodo tikrai radom, priartėjus ne tas laivas. Apibyzinom kažkieno poilsį, ieškom toliau. Vytis krantė sako, anoj pusėje mačiau, pakeliam droną, apskridom krantą, galiausiai tas. Kažkokia sodyba, kaip čia patekti, daug baisių ženklų. Kelsim droną ir žiūrėsim, ar mes galim surasti, kaip nubristi iki padingusio vaiduoklių laivo. Pavyko patekti į privačią teritoriją ir rasti laivą. Nėra vairo, tai bus įdomu grįžti vairuojant vien varikliu. Perspėjimas, saugokitės nendrių plikom rankom ar kojom. Įtampos duoda droninė baterija daugiau negu švino ir turim daug galios ir driftinam. Kaip sujungti virves, žiūrėti YouTube'ai Double Fisherman's Knot iš naujo. Misija atlikta, laivas sugrįžo namo ir bus galima daryti šio laivo robotą.